Andriau, sveikiname su pirmąja pergalė ir sakyk, ar sunkios buvo pirmosios varžybos? Kaip matot, iš rezultatų tikrai nesunkios, bet nepasakyčiau, kad buvo viskas kaip iš natų. Kolegijos komanda, galima sakyti, po ilgos pertraukos, grinai tik tai kolegijos komanda. Ir kokį vaizdą paliko šie krepšininkai jums? Bent jau šios sudėties, kaip šiandien buvo, tai silpnoka iš tikrųjų komanda. Nepasakyčiau, būdavo kolegija visą laiką su ja reikdavo padirbėti, kad laimėtų. Šiandien labai lengvos rungtynės palyginus. Su ankstesniais metais kolegijoms komandų. Pirmąją rungtynių pusę kolegijos komanda palyginus garbingai kovojo. Ir kas įvyko, kuomet įvyko lūžis, kaip manai pats? Manau, silpnas labai atsarginių suolas. Iš tikrųjų, tas penketas pas juos, kur yra gal kažkiek stipresnis už atsarginius, o pradėjau išleisti nuo suolo žaidėjus ir išsimušė pas juos žaidimas. Pas mus lygiaverčių žaidėjų daugiau negu pas juos. Sakyk, Andriau, ar jūsų komandoje šiandien žaidė visi krepšininkai, kurie yra paraiškoje, ar dar mes pamatysime naujų žaidėjų? Ne, iš tikrųjų, šiandien buvom 9 žaidėjai iš 15. Turim 15 viso žaidėjų, tai va, daug kas negalėjo irgi 9. Kaip vertini pats naujo sezono naujoje, kad po pirmo rato komandos įsiskirstys į 2 pajėgumų krepšelius? Tavo nuomonė? Stipresnėm komandom kaip ir niekas nepasikeitė, nes pernai irgi buvo top 6, tai čia irgi tas pats beveik gaunasi, o silpnesnėm iš tikrųjų gerai, jom bus daugiau rungtynių, bus azartas, kovotinas, į atkrintamąsias išėjus 8 vietoje būnant išeinant su 1 vieta laimėt šansų kaip ir beveik nelieka. Gerai, sakykit, ar planuose yra numatyta pasistiprinti žaidėjus? Galbūt ne po pirmo, ne po trečio rato, tačiau šiek tiek vėliau. Niekas tikrai nenumatyta, kiek turim 15, tiek ir būsim, nebent jau čia kažkas tai iškristų labai daug žaidėjų, tai gal tada, bet tikrai nenumatyta. Praeitais metais antroji vieta, šiais metais? Šiais metais būtų gerai bent jau į tą 6, tą pirmą pradžią, paskui matysim. Ačiū tau. Kągi, antrosiuose vakaro rungtynėse debiutų pergalės pasiekti nepavyko Timakos komandai iš Gižų. Šiandien jie rezultatu 82-47 nusileido Žaidimų sporto mokyklos jaunystės komandai. Po rungtynių kalbiname Timakos vyriausiai trenerį Eitvydą Skilandį. Treneris sveikinu su debiutu Marijampolės krepšinio mėgėjų lygoje. Ir sakykit, kaip susiklostė debiutas jums? Patys skaičiai tikriausiai kalba patys už save, matot. Gavom pirmąjį šaltą dušą. Taisysim, kažką tai spręsim, nesinori kiekvienų rungtynių tai baigti. Sakykit, kaip manot, kas lėmė šiuose rungtynėse pralaimėjimą? Šiaip tai viskas iš tikrųjų viskas, neapsigynėm, neužpuolėm, jeigu taip visai banaliai kalbant. Paskui trūko mano priekinės linijos, ką būčiau bandęs išnaudoti. Šiandien visai tos nepasiteisino ir tiesiog geriau. Nebuvom pasiruošę šiom rungtynėm, tai kaip buvo sporto mokyklos auklėtiniai, kokią formą demonstravo ir kokią mes, tai didžiulis skirtumas. Žaidimų sporto mokyklos jaunystės komanda nuolat yra jauna, agresyvi, kibiai ginasi ir sakykit, kokį vaizdą paliko jums ši komanda šiandien? Puiku. Manau, kad jie žais A divizione. Mes kaip turnyro debiutantai, tai dar sunku vertinti, gal kitos komandos bus dar geresnis. Supratau, sakykit, ar esate šiuose rungtynėse registravę, ar buvote registravę visus žaidėjus, ar galbūt yra dar rezervo pas jūs? Yra, kaip ir minėjau, dar yra poras stiprių priekinės linijos žaidėjų. Ir sakykit, jūsų komandos Timaka tikslai šiame sezone yra? Prizinė vieta bei pogrupį ar žemesniam tam. Pakol kas, bet dar sunku kalbėti, leiskit dar mum apšilt kojas. Gerai, ačiū jums. Po pergalingų rungtynių taip pat kalbiname ir Žaidimų sporto mokyklos jaunystės komandos, galima sakyti, neabejotiną lyderį Algirdą Viktorą Kulikauską. Algirdai, sveikinu su komandos pergalę ir sakyk, ką reiškia laimėti sezono pradžioje, pirmas rungtynės? Jau, smagus atidaryti sezoną su pergalė. Manau, neblogai gynėmės, iš tikrųjų varžovai nepermetė net 50 taškų. Jis laimė pergalę ir šiaip naudinga ta pergalė ateičiai bus. Ką treneris akcentavo prieš šias rungtynes? Nieko per daug ir neakcentavo, iš tikrųjų nelabai net ką akcentavo, tiesiog gerai gintis ir bėgti ant greito ir bandyti apibėgti varžovus. Sakyk, Timakos komanda debiutuojanti šioje lygoje ir kokį vaizdą paliko šie krepšininkai? Manau, šiandienis rezultatas tikrai neatspindi jų pilno pajėgumo, kadangi jie dar galbūt tik susirinkę, nemanau, kad jie kokių treniruočių turėjo ir ateityje, manau, jie tai geriau atrodys. Algirdai, sakyk, Žaidimų sporto mokyklos jaunystės komandos tikslai šiame sezone yra? Kokie? Kuo aukščiau. Sakyk, ar jūs tenkintų toks pat pasirodymas kaip ir praeitais metais, ar galbūt norite šiek tiek aukštesnę poziciją užimti? Ne, niekaip, esame vyresni ir manau didesnę patirtį sukaupę, tai kuo aukščiau šiemet stengsimės tikrai. Ar teko stebėti prieš tai vykusias rungtynes tarp PXNX ir kolegijos komandų? Taip. Jeigu taip, tai kokį vaizdą paliko tos komandos tavo? Taip, PXNX neabejotinai, manau, čempionato favoritai ir praeitais metais buvo vieni iš favoritų ir bandysime žaisti visais, nes neskirstam varžovų į stiprius ir silpnus, tiesiog einam ir žaidžiam, kovojam.
O ko galima pasimokyti galbūt iš šių rungtynių prieš Timakos komandą? Tai galima iš kiekvienų varžybų kažko pasimokyti. Nežinau, tai tiesiog tobulėm su kiekvienom varžybom, to ir galima pasimokyti.